Utenos dvaras visą laiką didžiuojasi visiems, kad būdami Utenos dvare mes galim pasakyti ačiū Utenos savivaldybei, savivaldybės tarybai ir buvusiai, ir esančiai, kad vieną iš žymiausių, nedaug mes ten turime istorinių objektų, bet vienas iš tokių žymių, jau tampančių istorinių objektų, tai Utenos dvaras tarnauja švietimui. Kita tokį istorinį gražų objektą turime trakto Peterburgas Varšuva stotį, didelę stotį, ten irgi švietimui tarnauja. Ten yra meno mokyklos dailės skyrius. Tai ties švietimas iš tikrųjų yra galia ir švietimas kuria ateitį. Jis nesukuria, tiesiog atidarius durų rytoj, jis sukuria po 30 metų, bet tas požiūris jis tikrai yra, tikrai labai teigiamas ir labai geras. Ir vedėja, kuri jūs sveikino, taip pat su gamtos mokslais yra susijusi, geografija, prie ko ją padės. Ir prie socialinių truputį, o kai nori, ir prie gamtos mokslų. Tik prie gamtos. Tik prie gamtos. Matot, profesorius sako tik prie gamtos. Tai vedėja yra susiję geografiją baigusi, tai vadinasi, kaip ir visos bendruomenės narys. Aš esu baigusi istoriją, gamtininkai sakytų, iš kur tu čia išdygai dabar tarp mūsų. Bet kai šiandien kalbėsime apie STEAM ugdymą, kai pradėjome galvoti apie STEAM ugdymą, apie šitą žodžių raidžių tokį rinkinį ir pasirinkta buvo mintis, kad tai kuriama prie Utenos švietimo centro, aš dabar ten apačioj pereisite visų pertraukų metu, užeikite į laboratorijas, ieškau sąsajų ir visokių įdomių temų ir minčių STEAM ugdymui, kur istorija visada randa savo vietos. Ir tie dinozaurai, aš augau kartu su dinozaurais, tai aš čia pasakiau ir jie užrašė STEAMininkai. Tai ir pati idėja, kad tam, kad sukurtum, tyrinėtum, norėtum pažinti pasaulį, tau reikia daugelio dalykų žinių, kritinio mąstymo ir viso to sujungimo. Ir, taip mes ir turime, aš trumpai kalbėsiu, jau pasakykit, kada laikas, galiu kalbėti iki vakaro. Vakar turėjome svečius iš Kirgizijos, tai taip staiga įmetė į kitą kalbą, tai ten iki vakaro negalėjau kalbėti, nes reikia versti, o čia... Taip. Tai mes jau kalbu apie dvarą ir šitas dvaras 2016 metais buvo kiaurom sienom, kiaurais langais, dar priklausė mokyklai, Saulės gimnazijai, tačiau mokiniai labai jau kritiniu atveju ateidavo čia mokytis ir žiemą sėdėdavo su striukėm ir su pirštinėm. Ir 2016 metais tuo metu vyriausybėje pradėta kalbėti apie tai, kad galvojant apie Lietuvos ateitį, reikia galvoti apie inžinerinių kūrenčiųjų profesijų augimą ir vėl apie švietimą, kad atsiras stojimai, atsiras darbuotojai, tik tai tada, jeigu mes nuo iki mokyklinio ugdymo, nuo pagrindinės mokyklos, mes kalbėsime apie tuos baisius mokslus, man istorikai tikrai baisus, fizika, chemija, apie tuos mokslus per patyrimą, per praktiką, nes turbūt reta yra diena, kada su tų mokslų tam tikrais praktiniais taikymais mes nesusidurėme. Bet kai pavadiname atskirai žodžiais, pasidaro nepatrauklu ir kai mokomės iš vadovėlio, iš viso nepatrauklu. Taigi 2016 metais per Europos struktūrinių fondų projektus kartu su mokslu ir švietimo ir mokslo ministerija ir su verslu pradeda galvoti apie STEAM centrų kūrimą. Ir nuspręsta, kad kūriama 10 STEAM centrų, 3 iš jų yra metodiniai, kurie galėtų padėti kitiems su universitetais susiję, tai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, kiti regionuose pagal buvusias apskritis, kad galėtų aptarnauti regiono mokytojus ir mokinius. Ir mes esame Utena yra apskrities centras buvo ir iš šalia esančių miestų savivaldybių yra didžiausia savivaldybė. Ir nuspręsta buvo regioniniai tarybai, merų pasitarimuose, kad STEAM centras yra kūriamas Utenoje. Tai dar nereiškia, kad buvo dvare, bet paskui visa istorija, tuščias pastatas, visą laiką pastatas statytas kaip dvaras, šiandien jums papasakos, bet nuo 1923 metų jis tarnauja švietimui. Ir jeigu galvojam apie tarpukarį, kad tarnauja švietimui, tai tada
mokymasis gimnazijoje prilygo turbūt dabartinio universiteto studijom ir visų vertinimas buvo, kad gimnazistas tai taip kaip doktorantas šiais laikais yra. Ir vadinasi, tai buvo dvaras inovacijoms, inovatyviam švietimui. Dabar mes šitame kontekste 21 amžiaus turime dvarą, taip pat žiūrint į inovacijas, tai yra mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip padėti mokytojams mokyti vaikus, kad jie kurtų geresnį ateitį. Tai čia visa mūsų antro aukšto teritorija, o kitas padalinys, STEAM centras, tai yra kreiptas į inžinerinį ugdymą. Tai buvo pradžia. Na ir toliau atkeliauna, ką ir vedėja kalbėjo, tūkstantmečio mokyklų programa. Kai jinai baigėsi, žinot, visada, kai tu dirbi ir būna sunku, tai daug tų negražių žodžių nusiunti tam daiktui, darbui. Bet kai baigėsi, pamiršti, kas buvo sunku ir pradedi galvoti ir pamatyti tai, kas buvo naudinga ir gera. Taigi tūkstantmečio mokyklų programa ir ypatingai vakar, kada turėjome Kirgizijos delegaciją, suvokė, kad iš ten žmonės net nesuvokia, ką reiškia tokie milijonai savivaldybei ir tokios galimybės, kokias mes gavome, ne tik mes Utena, visos savivaldybės, kokias gavome tiesiog skaičių nepažindami. Ir tada supranti, kad tai yra didžiulė turbūt sėkmė, tik tai mes turėtumėm tai, ką ten gavom staiga per 2 metus, taip įveiklinti ir įdarbinti, kad turėtumėm tikrą rezultatą mokinių pasiekimuose, mokinių pasirinkimuose. Taigi, mes kryptis buvo kaip ir visiems, tos pačios 4, lyderystės ugdymas, įtraukus ugdymas ir kultūrinis ugdymas. Ir kalbėjom daug su mokytojais, kuriuose srityse mes daugiausia savęs investavom, į visas daug investavom. Į lyderystę investavome taikyti tai, ko mes jau išmokome ir demonstruoti lyderystę. Kultūrinis ugdymas per visą projektą apjungė tiek STEAM ugdymo, tiek įtraukiojo ugdymo elementus. Ir praeitą pavasarį jau ir švietimo skyrių ir su vedėja kalbėjom, tai kas prioritetai, į kurią pusę kalbėti su mūsų bendruomenė mokytojais. Ir susidėliojom, kad yra 2 tokios stiprios kolonos, kuriomis tiksliai kryptingai keliaudami mes galime nepamesti ir kultūrinio ugdymo, nes tai yra mūsų kontekstas, mūsų aplinka. Mes uteniškai daug skiriame mūsų vietos identitetui per kultūrinį ugdymą. Ir vienas iš tokių objektų identiteto irgi susiję su dvarais, su dvaru. Netoli mūsų yra Vyžuonėlių dvaras, kuriame garsi ekspresionistė Marijana Veriofkina yra gyvenusi, kūrusi. Ir vėliau jinai gyveno Vokietijoje, Askonoje, Šveicarijoje. Ir tiesiog ta pavardė jos kartais mus pristabdo ir nesugebėme didžiuotis ir pamatyti, kokio žanro tai buvo dailininkė. Ir kai mes nuvažiavome į Šveicariją, tai suvokėme, kad tai proveržio dailininkė, kuri buvo pradininkė ir jinai yra gyvenusi pas mus. Taigi, tam tikra prasme, tas kultūrinio identiteto suvokimas, kad tu nuvažiavęs į kitas pasaulio šalis, galėtum pasakyti, taip, šita dailininkė, kuri davė pradžią tokiam ir tokiam tapybos keliui, buvo gyvenusi yra mūsų krašte. Taigi pasirinkom 2 kryptis. Apie įtraukų ugdymą įgyvendinant universalų dizainą mokymuisi ne šiandienos tema, čia vakar buvo tokia didelė tema, bet STEAM ugdymą dėliojant, aš labai daug sąsajų randu universalaus dizaino mokymuisi bruožuose, kad mokymasis kiekvienam individualiam asmeniui yra aplinkoje, ne aš nesugebu fizikos, bet aplinka gali mane sudominti ir aš fiziką galėsiu mokytis. Tai lygiai taip pat ir kita kryptis STEAM ugdymas. Ir per STEAM ugdymą mes turėjome daug tokių irgi planingų veiklų ir manom, kad jas reikia tęsti. Na ir kas tas STEAM ugdymas? Ir aš čia kažkada su kuo tai diskutuojant, sakau, mes dar iki galo nesuprantame, kas tai yra STEAM ugdymas, kad tai nėra fizika, chemija, biologija, kurie yra po žodžiu science, ir kad kažkur matematika, dar Lietuvoje atsiranda arts kaip kūrybiškumas, bet kad tai yra mano praktika, taip jau tie dinozaurai parašyti, gal kalbant ir apie mūsų
švietime gyvenimo kelią, sako, kad per STEAM ugdymą mes galime praktiškai įgyvendinti senai kalbamą integruotą mokymosi idėją. Nes šiai dienai mes turime integruotas pamokas, kada sujungiam 2 dalykus ir 2 pamokas greta. Niekaip neiškeliaunam iš tų bėgių 45 minučių pamokos. Tačiau STEAM ugdyme mes galim tik taip suplanuoti kaip vadovai, kaip mokytojai, iš kokių tai dalykų žinios, kurti kontekstą ir tame kontekste paleisti vaiką patį dėlioti visą mokymąsi toje kryptyje ir tada mes turime STEAM ugdymą su praktinė veikla. Taigi čia turime, labai nedaug turime Lietuvos nacionalinių dokumentų. Vienas iš jų yra 23-30 metam švietimo ir mokslo ministro patvirtintas planas. Ir jame mes prašėme, kad apibrėžtų keletą dalykų. Tai yra ir patys STEAM ugdymą, kas tai yra, kad visi vienodai mokytumėme suprasti ir aiškinti, kas tai yra STEAM ugdymo bruožai, kada tampa fizika, biologija, chemija STEAM ugdymu, o kada yra tik tai STEAM ugdymo dalykai atskiri. Tai ir pas mane čia yra pabrėžta, kad kompleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, visuminis tikrovės reiškinių, kodėl medžiai sprogsta, kodėl pavasaris, kodėl šaltis medžiai reaguoja į tą šaltą klimatą taip, ir nėra dar tų obelų žiedų. Ir svarbu yra kūrybiškumas, nes kūrybiškumas reikalingas ir naujų idėjų generavimui, ir esamų problemų sprendimui. Esu kažkada girdėjusi, kad jeigu yra problema, tai tu ją spręsi. Bet jeigu nėra sprendimo, tai nėra ir problemos. Tai iš esmės kūrybiškumas leidžia į tai, ką mes sakom, turiu didelę problemą, leidžia kritiškai mąstyti ir ieškoti problemos sprendimų. Na ir aš jau pradėjau kalbėti, labai daug bruožų išrašysi, tiesiog šiaip jie paminėti tokie geri 4 bruožai, bet vis norisi pagelbėti tiems, su kuriais kalbuosi, kad išversti į mokytojų kalbą prabangiai parašytą bruožą, kad galėtumėm suprasti, kada atsiranda STEAM ugdymas. Nežinau, ar tiek galima per vieną 45 minučių pamoką įgyvendinti, kad turėtumėm tuos bruožus. Mano nuomonė neįmanoma, todėl, kad 45 minutės yra labai trumpas laikas, labai ilgas, jeigu tu nemoki ir galvoji, kaip čia greičiau praeis, bet labai trumpas, jeigu nori pasiekti tą tikrąjį sutiriamąją veiklą rezultatą. Nes ir mokytojų yra iššūkis neįdomią tematiką paversti realiu kontekstu. Ir čia labai siejasi su universaliu dizainu mokymuisi. Mes turime mokytis pažinti aplinką, kurioje gyvena vaikai ir kuo jie domisi. Jie domisi nebe visai tuo, kas mums yra įdomu, net visiškai. Kas yra būdinga šiandieniniai kartai, mes sakom, niekas jiems neįdomu. Įdomu, bet kaip ativerti jų tą galvelę ir suprasti, kaip jie mąsto. Kaip jie mąsto apie aplinką. Jiems įdomu, ateina pas mus į STEAM centrą, duoda įvairias temas. Aš net stebiuosi, kad jiems svarbu, kaip ta gamta bus išsaugota ir pasaulis koks išliks. Niekada mes tokio amžiaus nemąstėme apie tuos dalykus, apie darnaus, tvaraus vystymosi dalykus. Bet kai pamokoj klausim, ko nors vaikų tą tokią dalykinę kalbą apie darnų tvarų vystymąsi, matyti įdedame tokius apibrėžimų žodžius, kada jie tyli ir neatsako, tarytum jiem tai neįdomu. Tai vat UDM-as sako universalus dizainas mokymuisi. Atpažinti vaiko kalbą, jo domėjimosi sritį ir ugdymą konstruoti taip, kad jis būtų realiame jo kontekste. Tai tą fiziką, biologiją, kur reikia išmokti ląstelę, realų kontekstą, taip pat reikia paversti. Vaikam aktualiai atpažįstama aplinka. Aplinka labai susiaurėjusi vaikams yra. Patirtys yra tikrai nebe tokios, kokios buvo prieš 20 metų. Nes tas patirtis sukeliauname į telefonus, labai gerai šalis gyvena, mes tikrai labai gerai gyvenam, nebereikia auginti, nebereikia sodinti, nebereikia ravėti, nebereikia mašinų remontuoti, nes atlieka kažkas. Savo santykį su pasauliu, tą irgi turim nepamiršti,
Ir labai svarbu, jeigu jau darome, sakom, STEAM ugdymo veiklą, turim pagalvoti, kad tai kokie mažiausiai 3 dalykai siejasi šitoje veikloje ir iš kokių dalykų žinias mokiniai galės panaudoti, plėtoti ir praktiškai taikyti. Taigi, dar labai sunki vieta. Pačių dalyvių, vaikų suformuluoti tikslai, uždaviniai tam kontekstui, ką jie nori patyrinėti. Arba net iškelta hipotezė. Ir dabar, ką rodo mūsų patyrimas ir su metodininkais STEAM centre, kada kalbam, nėra taip lengva tą hipotezę ir iškelti suaugusiam žmogui. Aš klausiau, kurie baigė yra biologijos, chemijos kryptis, ar mokymosi procese, didaktikoje buvo mokoma, kaip mokyti vaikus kelti hipotezę pažingsniui. Ir atrandu, kad kaip ir ne. Aš pabaigiau Vilniaus universitetą, su didaktikom ten yra taip, kitaip jau truputėlį. Tai negaliu sakyti pagal savo mokymosi patirtį. Tačiau turbūt yra iššūkis, nes ir vaikas skaityti neišmoksta. Yra tam tikri žingsniai, kaip mes mokome skaityti, nuo raidžių pažinimo, garsų jungimo, skiemenų jungimo. Tai lygiai taip pat ir su hipotezės kėlimu turėtų būti ta didaktinis toksai kelias. Bet šita vieta yra labai sunki vaikams. Ir kada ateina į STEAM centrą, jie sako, ką padaryti, tų mokytojų nurodymų. Mes dirbame nurodomuoju būdu. Tai su STEAM ugdymu čia jau su to bruožu pasidaro, kad turim ir save patobulinti, kaip padaryti, kad sukurti tą sąlygas, kontekstą, kad patys vaikai keltų. Ir aš žiūriu į Ritą ir Dianą ir prisimenu Didžiąją Emiliją, kur nuo iki mokyklinio ugdymo vaikas paleidžiamas pats kelti savo tikslus iki mokyklinėme ugdyme, pats matyti tą kelią, kuriuo jis norės išspręsti tą problemą. Labai svarbi vieta aktyvus tyrinėjimas ir vaikų įsitraukimas. Ką mes stebime dabar, čia turbūt iš čia esančiųjų irgi kilstelkit rankas, kurie dalyvavote su vaikais 8 ir 4 NMPP praktinėme. Vadinasi, jau turime. Tai yra pilotinis projektas, praktinis NMPP ir ką mes stebime. Vaikam įdomu atlikti, bet mokykloje greičiausiai retai kada būna, kada vaikas individualiai atlieka praktinį darbą. Laike neužtenka vietos, geriausiai mes komandomis konstruojame, kad jie praktinę veiklą atliktų. O dar geriausiai, kad visiškai sąžinė būtų rami, kad atlikau, tai yra demonstracinio pobūdžio mokytojas rodė. Ir labai gražiai atsiskleidžia, kada vaikas žiūri į tas priemonės ir jis jų neima. Paskutiniu atveju 4-okai turėjo ten su magnetais ir kompasais, žiūri ir vaikas neliečia priemonių. Ir kodėl? Jis niekada jų nelietė, jis matė, kaip kiti liečia. Arba labai smagu buvo, kompasą bando įveiklinti per uždarytą dėžutę popierinę. Paskui supranta, oi, kiti tai išsiėmė. Tai, tokių atrodo, mes susikoncentravę ir šitą tikrai turiu pasakyti, kad suskaičiuoti, kaip mano vaikų rezultatas atrodys, aš vadinu bendrą temperatūrą. Susumuojam balus, padalinam iš vaikų vidurkis. Ne šito ieškokime per visus NMPP. Stebėkime vaikus, kaip jie elgiasi ir bandykime rasti atsakymus, tai kur ugdymo procese turėtume daryti kaitą. Tai šiuo atveju per NMPP, aš manau, kaitą praktinėje veikloje leidžia kiekvienam vaikui veikti. Jeigu mokykloje sudėtingos sąlygos, turime STEAM centrus, kur kiekvienas vaikas imasi ir turi atlikti pats tą veiklą. Kad ir komandoje, bet jis vis tiek, kiekvienas turi priemonės. Kritinis kūrybinis mąstymas. Mes vakar ir su vakare sėdėdami su svečiais kalbėjome ir vakar išėjo labai graži laida iš Utenos radijo. Klausimas, tai kas svarbiausia yra dabar? Svarbiausia ugdyti vaikuose kritinį mąstymą. Nes mes tiek daug visokios iš visur informacijos turime. Ir tai yra labai sunku, nes daug lengviau yra nurodyti, ką turit padaryti. Tada automatiškai vaikui išmokti ir tada už tą parašyti pažymį. O iš esmės už kritinį mąstymą, vadinasi, turim leisti vaikui kalbėti, diskutuoti, rašyti, nežinau, filmuoti ir leisti ne taip, kaip aš manau pasakyti, bet skatinti tai argumentuoti. Ir tai, aišku, yra imlu laikui. Vėl iš 45 minučių matyt turėsime išeiti.
tiesiog esame iš istoriko pozicijų. Sakau, kad po 100 metų pasakys, kad buvo virsmas, nežinau koks virsmas, nes kai dabar kalbam apie pramonės perversmą, tai aš pasakau pramonės perversmas ir visi žinom, kas ten įvyko. Atsirado nauja technika, naujos mašinos, bet jisgi neįvyko per vieną dieną ar vienus metus. Tai buvo tragedijų, kažkam sėkmių, kažkam nelaimų, kažkam praradimų metai. Tai ir tai neįvyko staiga visur, tai buvo ir pasipriešinimo. Tai lygiai taip pat ir mes esame kažkokiame virsme. Bus kalbama keliuose pranešimuose ir apie dirbtinį intelektą. Dabar apie jį kalbam taip tiek, kiek suprantam, bet gyvenam jau taip, kad jisai yra ir tada kur tas kritinis mąstymas, kaip sugyventi su tuo naujų produktų. Labai svarbi vieta bendradarbiavimas ir turbūt visi pastebim, kad šiandieniniai mūsų vaikai darosi uždaresni ir bendradarbiavimas tampa problematika, nes jie šeimose auga nedidelėse, jie turi draugą, kuris visada gali pasislėpti, tai yra telefonas. Ir bendradarbiavimas reikia mokėti paklausti, reikia mokėti kūno kalbą. O kūno kalbos jau natūraliai pradedam nemokėti, nes kuo mažiau bendraunam vieni su kitais, kuo mažiau problemų sprendžiame patys, tuo mažiau išmokstame pažinti kūno kalbą. Tai mūsų vaikams dar ir tas iššūkis, gal reikia įvesti kūno kalbą ir dalyką dar. Komunikavimo kompetencija. Vaikai turi kalbėti, žinom mokymosi stilius, žinom apie tai, kad daugelis žmonių pradėdamas kalbėti įjungia mūsų visą sistemą, mąstymo pasijungia. Ne tada, kol galvoji, bet tada, kai tu pradedi garsiai kalbėti. Bet vėl 24-30, kaip sukonstruoti ugdymo procesą, kad visi pakalbėtų. Ir problemų sprendimo gebėjimai. Ir mes, ką ir kalbėjom su vedėjai, yra prioritetai, reikia planų. Nes vien pašnekėjus, vyksmas retai kada vyksta, visiems labai fainų, labai gražu. Ir pasiruošę esame toks vieningas susitarimas, nes kalbėjomės ir tarp vadovų, ir mokyklos pristatinėjo mokytojam, ir įvairiuose susitikimuose. Ir turime 26, 7, 8, 9 mokslo metam veiksmų planą STEAM ugdymui. Ko mes tikimės? Tikimės, kad ir norime visi, kad STEAM ugdymo Utenos rajone prieinamumas didėtų, kad būtų plėtojamos mokinių praktinės, tyrimosios, kūrybinės kompetencijos. Siekiame, kad įsitrauktų mokytojai ir mokytojų profesinės kompetencijos būtų auginamos. Kad mes kurtumėm kitokią tokią STEAM ugdymo aplinką, integruoto ugdymo aplinkas ir mokyklose, ir naudodamosi STEAM centru. Ir susidėliojom nei daug, nei mažai, per 3 uždavinius. Viena kryptis tai yra veiklos, praktinės tyriamosios veiklos STEAM centre. Ir kadangi per 1000-mečio mokyklų programą mes su mokytojais tokį pilotą susidėliojom 4, 8 ir 9 klasės, yra 3 tyriamieji darbai. Mūsų STEAM centras vadina iššūkiais, nes STEAM centre yra tyriamųjų darbų aprašai kartu su universitetais rengti. Padėjo ir čia mums Vilniaus universitetas. Mokytojai iš kelių dalykų išrinko ketvirčiais turinio tematikas, kas pagal programą turėtų būti. STEAM centras darė apjungimą ir STEAM ugdymo veiklas. Ir mokiniai ateina visai dienai ir jie turi veiklas vienoje laboratorijoje ir kitoje laboratorijoje, kurie apima biologijos, fizikos, matematikos, tam tikrų dalykų iš to mokslo metų ketvirčio programų ir per tyriamąją veiklą. Tai turime 4, 8 ir 9 klasėm po vieną variaciją, tikrai galima daug daugiau ir tą mes esame įsipareigoję šitame plane turėti ir 7 klasiai, ir 6 klasiai, ir 5 klasiai. Ir mokyklos įsipareigoja savo ugdymo planus sudėlioti taip, kad kiekvienam mokiniui per mokslo metus, skirtingai pagal klases, 2-3 kartai mažiausiai turi būti praktinės tyriamosios veiklos STEAM centre integruoto mokymas. Aišku, mes įsipareigojom irgi daugiau įvairių veiklų pasidaryti tų tyriamųjų veiklų
Ir jūs matėt, kai kurie, kad čia tokie mažiukai vaikai prabėga vis ir dar gal durys atviros, sakė Tomas, turi šiandien dar kelias grupės. Antram aukšte turime mažą įstimuką. Mūsų verslo Rotary klubas įsteigė iki mokykliniam ir 1-2 klasių vaikų stiminiam ugdymui erdvę, tokią žaidybinę erdvę, kur Tomas dirbdamas galvoja turinio tematikas ir vaikai ateina čia atlikti mažieji vaikai tyrimų ugdymui. Tai taip pat tyrimosios veiklos ir iki mokyklinukai, ir mažieji pradinukai visi turi tam tikrus įsipareigojimus ateiti, tęsti savo darželiuose, mes kurti pastatą. Na ir dar viena, kurie čia buvo ir 1000-mečio mokyklų programoje ir dar vis stipriau reikia įsukti, tai ilgalaikiai STEAM ugdymo projektai mokiniams. Kitą savaitę 28 šitoj salėje, 28 dieną pradinio ugdymo, didžiulė pusės dienos čia konferencija bus, kur pradinio ugdymo mokiniai pristatinės savo ilgalaikius tyriamuosius projektus. Gegužės 5 turime pagrindinį ugdymą ir birželio 4 turime gimnaziją. Ir aš vis prisimenu tiesiog vienos mokyklos gimnazijos direktorių, kuris sakė, projektai privargino, jie nereikalingi. Po pristatymo sakė, šitą tai išlaikykim būtinai. Nes tu pamatai, kuo domisi vaikai ir kaip jie atsiskleidžia. Nes nebūtinai per pamoką ar per testą atsiskleidžia. Tai aš tuos žodžius, kad šitą išlaikykim, visada tada cituoju ir sakau, patys pasisakėm, turim išlaikyti. Taip, sutinku, darbo yra daug mokytojams, turim galvoti, kaip bendradarbiaujant su centru, tarpusavyje galėtumėm vieni kitiem pagelbėti. Kita kryptis, kitas uždavinys yra mokytojų kompetencijų tobulinimas. Ir, irgi drąsiai sakau, labai svarbu yra įgyti naujų žinių, bet dar svarbiau yra įgyti tomis žiniomis, kurias taikau praktikoje dalintis. Tik dalindamasis tu supranti, kad taikai, tik dalindamasis tu tobulėji, nes pats kitaip pradedi taikyti ir tik iš to supranti, kad kai sako, dar kartą negali pasakyti ir mane priimti, tai supranti, kad tai yra turtas, kurį tu turi. Nes jeigu tu nesidalinsi, tai tu iš kur žinosi, kad tai yra vertinga. Tai ir ką aš matau naudingumas ir mokytojų tokia kompetencijų plėtojimas, būtent per dalinimąsi jisai yra stipriausias. Jeigu mes susidėliojam programas, mes turim iš karto pagalvoti, kada skatinsime dalinimąsi, nes tada ir pats save pamatai, kad tikrai tu kažką darai ir kiti gali pamatyti. Ir vėl iš UDM-o nėra žmogaus, kuris nenorėtų patirti sėkmės. Tai per dalinimas ir patirime sėkmę, kad nusvertinam. Vis jokio nėra. Jokio vaiko su bet kokiais didžiausiais spec poreikiais, kiekvienas žmogus nori patirti sėkmę. Tai dalinimasis jis paskatina sėkmę. Aišku, vykstame visi, reikia paruošti pranešimą, sudėlioti, neturiu laiko, bet paskui ateina apdovanojimas. Ir trečias uždavinys. Aš čia taip jau sutraukiau tas priemonės, kaip ir visų. Atidarius STEAM centrą, dar ten buvo antras aukštas remontuojamas, pirmam aukšte, ten toj rūbinėliai, mes pradėjome mokslo populiarinimo renginius, kviesti mokslininkus ir su mokslininkais, ką kalbėjom, satūnus, fizikus mokslininkus, astronomus mokslininkus, kurie dalinasi įvairiom tokiom populiariom temom, ką galima kalbėti visuomeniai ir mes kviečiame ne tik mokinius ir mokytojus, bet žmonės, kurie, visuomeniai, kurie gyvena mieste. Ir aš taip džiaugiuosi, kai kada matydama tuos pačius veidus, sakau, atsirado grupė, kuriai jau įdomu yra. Olimpiados varžybos, kur čia dabar į Panevėžį 28 komandas Limpros Goldbergo mašiną išvežame. Būrelius turime STEAM ugdymo centre, mūsų centre ir vedėjos iniciatyva skatinama ir kituose neformaliojo švietimo įstaigose, kad atsirastų STEAM ugdymo būrelių. Fantazuoju, kad, pavyzdžiui, STEAMas gali fantastiškai sieti su muzika. Gal kada ir tokias veiklas turėsime, tokias išplėtotas. Ir bendradarbiavimo su verslo įmonėmis.
Tai yra ne tik parama, bet yra ir bendri projektai. Ir kitiem metam jau susidėlioja čia su viena verslo įmonė, kaip skatinsime mokinius ilgalaikiam projektam, kurie galbūt atneš tam tikrų idėjų verslo įmonėm, kad jos gali, pavyzdžiui, patobulinti savo tam tikras grandinės, kažką tai suveikti. Na ir aš galvoju, kad radau kelia tokius žodžius, kad vienas tikrai mažai galim padaryti. Po vieną galim pašnekėti, po vieną galim pagalvoti ir pagalvoti, Dieve, kiek daug darbo ir nepadaryti nieko. Taip kaip ne vieni padarėm ir šiandien susitikimą, nu jo, padariau. Bet čia vieną padariau. Tai kartu galime daug. Tai tam ir kviečiu, kad kartu daug. Tai nutaisy dabar tam.